Na, kaukė su manimi. Pala, tu tą patį sakei praeitoje serijoje? Užsičiaupk, tu problematiškas vaikė. Graži mergina, kuri jaudina vaikiną. Aš toks susijaudinęs. Palauk, seni. Pirmiausia, leisk paaiškinti taisyklės. Pradėsi man aiškinti mano likimą? Pradedu. 62 kartus greičiau. Maždaug tokios. Aišku. Tikrai? Ar tikrai viską supratai? Vakaru naru, tokori, kakakaku, shikagadari, kogubitadari, dadari, kubari, shimasakiri. Ei, užteks tų nesąmonių. Štai! Taigi, pradėkime dvikovą. Kadangi aš tave mokau, pradėsiu aš. Gerai. Iš kortos pasirodė Mičia. O, tikroji Mičia tapo korta? Šiame pasaulyje kortos savininko aura materializuojasi kaip kvantinėje teorijoje. Tikrai nelaikas įsiterpti. Puolu. Puikiai padirbėta. Nepasirašymas vienas geriausių smūgių. Dabar tavo įimas Takeshi. Jei 7 kartus padarysi žalos, tavo lygis pakils. Kas pasieks 4 lygį, laimės. Mano kortos atrodo... Paklausyk, tai kortos, kurias gali naudoti tik išrinktasis karys. Didingiausia visatos malka. Trumpiau tariant, DV malka. Senio malka? Ne senio, o DV. Nagi. Pradžiai... Takešis su mokyklos uniforma. Pirmin. Ką? Tu neviekšla. Puikiai ataka. Tu tyčiai tai padarė, ar ne? Ne, tikrai ne. Na, tai buvo gan gražus vaizdelis. Neatleisiu. Senolio kortos niekam tikusios.